Senoliams svarbiausia neužgyventi turtai, o artimieji. Jei jų nebėra, lieka tik vienatvė. Tada belieka pasikliauti svetimų žmonių pagalba ir gerumu. Su jaunosiomis maltietėmis aplankysime 2 90-metes vienišas močiutes. Po 2 kartus per savaitę su pilnu termosu gardžios sriubos maltiečiai jas lanko visus metus. Šios senolės vardas neįprastas – Didalija. Smetonos laikais esu gimus, tai gal knygą kokią paskaitė tėvai ir kas, nežinau kaip čia buvo. Didalija buvo medicinos sesuo. Ją Jiezne visi pažįsta ir prisimena. Sunkiai vaikščiojant ir beveik nieko nematanti senolė beveik nebeišeina iš savo namų daugiabutyje. Turbūt pradėdavo ir aš sent, tai ką dabar padarysi. Šviesaus proto senolė stebino savo netikėtais pastebėjimais, humoro jausmu. Jau 92 eina, jie tu mano, Didalija ilgai fotoalbume ieškojo vyro nuotraukos, atsiprašinėjo, kad jau nebemato, visi tarpdama savo mėgstamą posakį, ką padarysi. Ir prašė būtinai paminėti, kad džiaugiasi ir dėkoja visiems, kas jai padeda, kas neužmiršo jos gyvenimo saulėlydyje, kai liko visiškai viena. Ačiū, kad aplankyt, kad priėmėt. Aš jau aš labai sveikatos neturiu, tai ką aš padarysiu. Kitoje Jiezno gatvėje jau 2 metai po 2 kartus per savaitę maltiečiai lanko 92 metų Onutę. Senolė vos paeina, šilto maisto pati pasigaminti jau nebegali. O sriuba jau, mat gerai sriuba. Sunku virti, žodžiu, pas mane gaisras buvo, tai mat ir, kaip sako, Prieš keletą metų Onutės sodyboje kilo didžiulis gaisras. Sudegė pastatas, kur buvo įrengta virtuvė. Tai senolė sukrėtė. Nervam labai pakenkė. Tuomet stipriai pablogėjo jo sveikata. Negali atsigauti iki šiol. Aš labai pergyvenau. Ir likau aš esu viena. Onutė buvusi mokytoja, tuomet jau gyveno viena. Vyras mirė prieš 10 metų, vaikų neturėjo. Šiandien meiliai, kaip apie tikrus vaikus, ji kalba apie 2 katytes, kurias augina. Tai visa jo šeima. Turiu 2 draugės, 2 katukus. Jie priešinasi, vienas kitam koliojasi ir šitą ir mušasi. Tai va reikia auklėti. Senolė, kaip ir anksčiau aplankyta jos bendraamžė Didalija, tikino, jog gyvenime visi užgyventi turtai yra niekų niekai, jie sudega ugnyje. O svarbiausia pats žmogaus buvimas šalia, rūpestis ir dėmesys kitam žmogui. Ir klausia, kodėl tik gyvenimo saulėlydyje tai supranti. Padarykime, kad senolių dienos būtų kuo sotesnės. 1415 10 eurų, 1601 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, visą informaciją rasite maltiečiusriuba.lt.